Šiandien kalbėsime apie ciklą do while. Praėjusį kartą kalbėjome apie while, taigi čia labai panašu. Esminis skirtumas yra toks, kad do while ciklas turi būti vykdytas bent vieną kartą, o while ciklas gali būti ir išvis neįvykdytas. Ir gal pradėkim nuo ciklo aprašymo. Taigi užsirašo pakankamai paprastai, žodelis do, toliau figūriniai skliaustai, tarp šitų skliaustų mes sakinius rašom vykdomus ir pačią sąlygą tikrinsim apačioje, parašę while ir būtent skliaustelius nurodom kokią tai sąlygą. Taigi nieko sudėtingo, o praktiškai bandykim išspręsti tokį uždavinuką. Tikrinsim skaičius nuo 1 iki n ir žiūrėsim, kuris iš jų yra lyginis, kuris nelyginis. Taigi bandykim užrašyti tą programą. Kaip ir visos pradedam rašyti nuo kintamųjų, tai jeigu sakėm, kad intervalas bus iki n, mes kintamą į n ir pasirašykim. Toliau, ko gero, dar reiks vieno papildomo kintamojo, tai aš jį ir pasirašysiu. Ir toliau jau rašom sekančias eilutes. Taigi apsirašom gražiau vėlgi programą, kad būtų aišku, ką ten paspausti, kokį skaičių įvesti. Ir tam panaudosim komandą out. Ir toliau priskirsim jau būtent kintamajam kažkokią reikšmę su komanda cin. Ir kintamasis, kuriam priskirsim reikšmę, bus n. Ir šitai vietoj mes turėtume apsirašyti kažkokią sąlygą ir, sakykim taip, ciklas bus vykdomas tol, kol n bus daugiau už z. O ciklo viduje bandykime aprašyti jau veiksmus, kuriuos norėsim keletą kartų kartuoti. Taigi, vėl jeigu sakėm, kad intervalas nuo 1 iki n, galime tą z iškart prilyginti kažkokiam skaičiui, šiuo atveju vienetui ar ne. Ir mes šitai vietoj iškart bandykim patikrinti, ar skaičius yra lyginis. Tai lyginiai jau turbūt aišku yra tie, kurie dalyjasi iš dviejų ir neturi jokios liekanos. Taigi, jeigu mes iš skaičiaus ieškom liekaną ir ta liekana yra lygi 0, vadinasi skaičius yra lyginis. Na ir atspausdinkim vėlgi gal taip, kad būtų gražiau. Ir aišku, turim numatyti ir sekantį dalyką, kas jeigu yra liekana. Tai akivaizdu, kad tokiu atveju skaičius yra, arba tiksliau skaičius nėra lyginis. Na ir šitai vietai pakankamai aišku, vėl jeigu kelios eilutės, padarykim, kad būtų gražu, parašykim end line, kad perkeltų į apačią. Ir dar vieno dalyko trūksta, tai mūsų z kaitos. Tai turim parašyti, kaip keičias z. Kiekvieną kartą, ko gero, didinsim vienetą ir taip patikrinsim kiekvieną skaičių. Aišku, šitos eilutės mums visiškai nereikia. Na ir galim pamėginti paleisti programą, pažiūrėsim, kaip jis suveiks. Taigi, lauks, kol įvesim skaičių, na, tegul bus 5. Ir mūsų programa parašys, kad 1 nelyginis ar ne, 2 nelyginis, 3 nelyginis, 4 nelyginis. Vėl, jeigu intervalą būtumėm, sakykime, parašę taip, 1 minus 5 ar ne, ir mūsų skliaustai būtų šitokie. Reiškia, kad abu taškai bus skliaustuose
Tai yra priklauso ir 1 ir 5, vadinasi šitai vietai mes dar pridėtumėm lygybę. Jeigu mūsų skliaustelės intervalo apibrėžime bus paprastas, vadinasi 5 jau nepriklauso skliaustui ir lygybės nereiktų. Ir pabaigai greitai apžvelgsim, ką mes čia parašėm. Taigi esminis dalykas šiandienos yra mūsų ciklas while. Do while iš tikrųjų ir apsirašo labai paprastai. Tai žodelis do. Tarp figūrinių skliaustų parašom, kokius veiksmus norime atlikti, kokius sakinius įvykdyti ir toliau žodelis while ir skliausteliuose nurodom, kokias sąlygas turi atitikti, kad ciklas būtų vykdomas. Taigi šiandien tiek, kitą pamoką ko gero jau pradėsim skaityti tekstą iš failo.